Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Labas vakaras, brangus klausytojų, ir vėl ketvirtadienis ir radio stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą ir aš Tadas Daujotas. Iš tikrųjų, mūsų tautoje yra opi narkomanijos problema ir Vilniaus mieste esantis čigonų taboras jis yra kaip pūlinys visuomenėje. Bet ką mes galime padaryti, kad pakeistume šią situaciją? Daugelis žmonių mano, kad narkomanija yra nepagydoma liga, bet aš pažįstu labai nemažai žmonių, kurie kadaise buvo stipriai priklausomi nuo narkotikų, o šiandieną yra visiškai laisvi. Ir vienas iš jų yra Marius Balčiūnas. Sveikas, Mariau. Labas, Tadai. Mariau, kaip prasidėjo tavo kaip narkomano karjera, jeigu taip galima būtų išsireikšti? Iš tiesų, aš net neplanavau būti narkomanu ir manau, nei vienas žmogus jisai neplanuoja juo tapti. Gimiau normalioje šeimoje ir iš tiesų mano šeima buvo aprūpinta, buvau laimingas vaikis, kuris mėgau sportą ir net niekada negalėjau pagalvoti, kad mano gyvenime gali šita problema būti. Bet galiausiai laikui bėgant kažkaip pradėjau bendrauti su kompanija mokyklai ir nelabai norėjau išsiskirti ir būti kaip balta varna. Tais laikais buvo labai madingi narkotikai ir dabar, manau, jie yra madingi tarp jaunimo tarpe. Ir kadangi norėjau pripažinimo, dėl to pradėjau elgtis, kaip elgėsi visi mano kompanijos draugai. Jie mėgdavo parūkyti žolytės, kadangi aš nenorėjau išsiskirti iš jų. Norėjau pripažinimo, aš irgi pabandžiau žolę. Pirmą kartą pabandžiau žolę, būdamas 15 metų. Ir galiausiai aš kažkaip net neįvertinau ir niekada negalėjau pagalvoti, kad šita problema, kad pabandymas narkotikų jau aš esu patekęs, kaip čia pasakyti, jau esu Spastuose kažkokiuose. Taip, spastuose. Net negalėjau to dar įvertinti ir suprasti. Aš jau kaip ir buvau patekęs į tas pinklės, bet dar jokių nesimatė pasekmių. Paskui kažkaip pabandžiau ir kitus narkotikus, amfetaminas, ekstazi tabletės, kurios vartojamas yra diskotekose, labai paplitęs narkotikas. Ir galiausiai paragavęs šitų narkotikų, aš galvojau, atradau tai, ko trūko mano gyvenime. Gyvenimo džiaugsmas. Gyvenimo džiaugsmas, malonumas. Galiausiai tokia euforija buvo ir galvojau, šitas narkotikas, jis tikrai pakels mano gyvenimą. Bet turbūt gavosi visiškai priešingai. Gavosi visiškai priešingai. Nors pradžiai to net negalėjau pastebėti, dar to nesimatė. Ir iš tiesų, būdamas mokykloje, atvykdavo žmonės, kurie kalbėdavo apie narkotikus. Ir apie narkotikų žalą? Apie narkotikų žalą, apie pačius narkotikus, kas atsitiks su žmogumi, jeigu pradės vartoti jis juos ir koks galiausiai bus jų gyvenimas. Ir žinote, klausiau ir juokiausi iš tų žmonių. Ir ne tik arba ne tai, kad juokiausi, net negalėjau pagalvoti, kad tai gali atsitikti su manim. Sakiau, kitiems žmonėms galbūt tai aktualu, bet tikrai ne man. Juk aš esu sportininkas, mėgstu sportą ir esu normalioje šeimoje gyvenantis vaikis. Su manim šito tikrai neatsitiks. Buvau labai didelėme neigime. Bet vieną dieną vis tik taip atsitiko. Ir kaip tas tavo iš tos euforijos, iš to pakilimo gyvenimas pradėjo risti žemyn? Galiu pasakyti tai, kad kokius 3-4 metus tikrai dar net nepastebėjau, kad aš esu problemai. Viskas normaliai. Parūkydavau retsykiais, pavartodavau retsykiais. O iš kur pinigų imdavai visiems šitiems dalykams? Tai pradžioj tai aš normalioje šeimoje gyvenau ir tikrai kažkaip uždarbiavau. Anksčiau padėdavau tėvams, dirbau su mama ir galiausiai buvo pas mane tų pinigų. Nebuvo stygiaus pas mane pinigų. Gyvenau kaip, gyvenimu džiaugiausi. Ir kaip tas pasiekus kulminaciją po tų 4 metų, supratau, kad jau pradėjo truputėlį pas tave viskas risti žemyn. Nes, sakai, 4 metus nepastebėjai jokių problematikos požymių, bet po 4 metų vis tik kažkas įvyksta. Tai kas įvyksta?
Pirmoji eilė, kas su manim atsitiko, tai buvo abstinencija, tos vadinamos lomkės. Aš net negalėjau suprasti, kad tai yra lomkės, kad yra abstinencija. Ir paskui tik tai tie mano pažįstami, su kuriais aš vartau, jie man paaiškino, sako, kad čia yra ta abstinencija, tos lomkės. Bet tuo metu vartojai tik tai ekstazį, marihuaną ir tokius, dar nepradėjęs buvo įleistis. Ne, nepradėjęs buvau. Tiesiog prasidėjo nuo žolės, nuo amfetamino, nuo ekstazį, šitų stimuliuojančių narkotikų. Galiausiai vis norėjosi aštresnių ir aštresnių pojūčių. Ir atsitiko taip, kad galiausiai pabandžiau ir heroino, bet aš dar nesileidau, buvau labai didelėme neigime ir tai dar bandžiau pateisinti save. Vat sakau, aš tai tikrai ne narkomanas esu, aš tik tai paįvairinu savo jaunystę. Vat tie, kurie leidžiasi, vat jie yra narkomanai, o aš žmogus, kuris mėgstu atsipalaiduoti retkarčiais. Ir paskui pabandžiau heroiną parūkyti ir tai neįvertinau, kad tai yra didelė problema. Aš didžiavausi, galvojau, kad visi taip daro, nes madinga buvo. Ir kiek tau metų buvo, kai pirmą kartą adata buvo įdurta į tavo veną? Kažkur, atsakau, po šitų 4 vartojimo metų, tai, bandymų šitų atsitiko taip, kad ar ant 5 metų vartojimo galiausiai atsitiko taip, kad jau pradėjo gyvenimas įsrystės. Jau prasidėjo abstinencija, kaip ir sakiau, trūkumas pinigų, nes reikėjo vis daugiau pinigų, kadangi perėjau iš stimuliatoriaus ir pradėjau vartoti heroiną, jis jau sukėlė labai didelę priklausomybę ir to heroino man reikėjo kiekvieną dieną, o kadangi reikėjo heroino kiekvieną dieną, reikėjo ir ieškoti pinigų. Ir kur tu jų rasdavai? Aišku, pas tėvus prašydavau, galiausiai uždarbiaudavau, bet paskui jau atsitiko taip, kad tie pinigai baigėsi, jau reikėjo vogti. Tai apvogdavau, tai parduotuvėse eidavau, tenais po parduotuvėse išneždavau, kažkai iš namų pradėjau nešti daiktus, va čia ir jau pamačiau, kad aš esu problemoje. Ir kaip reagavo aplinkiniai į tokius tavo veiksmus? Aišku, per šitos vartojimo metus visi nuo manęs nusisuko. Praradau visus draugus, pasitikėjimą draugų, artimųjų žmonių, nes kadangi kur ateidavau, aš tik tai atneždavau tik tai nelaimę. Buvau žmogus, kuris atneždavau nesėkmę, arba pavogdavau kažką, arba pridarydavau kažką, arba prisiskolindavau pinigų, negrąžindavau, prasidėjo problemos su policija. Ir nuo manęs pradėjo visi vengti manęs. Ir galiausiai nusisuko nuo manęs visi artimieji ir draugai. Taigi, kaip Mariaus istorija rutuliojasi toliau, mes sužinosime jau po šios giesmės. Likite su radijo stotimi XFM. Blinded by shining tears, I've walked out into fields just to find you, thirsting for living.
FM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Taigi po tokios gražios giesmės grįžtame į radio stoties XFM studiją ir su Mariumi kalbamės apie tai, ar narkomanija iš tiesų yra nepagydoma liga. Mariau, taigi tavo situacija. Vartoji, tave visi atstūmė, esi nelaimė ir nesėkmė bet kur tik tai pasirodai. Esi faktiškai likęs vienas. Kaip tavo istorija tęsiasi toliau? Galiausiai, kaip ir minėjau, visi nusisuko nuo manęs ir draugai, pažįstami, nes atnešdavau tik tai problemas ir nelaimę. Ir galiausiai atsitiko taip, kad aš atsidūriau lauke vienas. Artimieji, norėdami padėti man, jie tiesiog negalėjo manęs laikyti namuose. Nes jeigu aš būdavau namuose, aš vis kažką išneždavau, pavogdavau iš namų ir galiausiai neleisdavau gyventi nei mamai, nei broliams ir reikėjo visą dėmesį skirti man. Dėl to artimieji mano uždarė duris, sakė, mes mylim tave, bet nekenčiam šitų narkotikų, nekenčiam tavo priklausomybės, todėl daryk kažką. Ir galiausiai aš atsidūriau lauke vienas, niekam nereikalingas ir žinote, neturėjau kur eiti, jaučiausi vienišas ir sudaužytas mano gyvenimas buvo, sudaužyta širdis. Ir neturintis vilties, aš gyvenau tokiam sodo namelį, išimdavau langą, įlipdavau į tą namelį, įdėdavau langą ir galiausiai miegodavau, ryte atsikeldavau, per sodus praeidavau, prisirinkdavau agurkų, braškių, pavalgydavau ir toliau ieškodavau galiausiai pinigų, kur ką pavogti, ką atimti iš žmogaus, kad galėčiau gauti pinigų ir nusipirkti dozę. Ir va tas mane galiausiai privertė mane susimastyti ir ieškoti kažkokios išeities, nes supratau, kad nuo manęs visi nusisuko. Tada aš jau kažkaip bandžiau jau kreiptis pas artimus pagalbos, nors jie netikėjo jau manim, nes kiek aš sakydavau, vis apgaudavau, neištiesėdavau žodžio. O teko bandyti koduotis? Koduotis kaip ir nėra tokio kodavimo nuo narkotikų, yra tokios tabletės. Vadinasi revija, jos jeigu jį išgeri, opiatai, jie neveikia tavo gyvenime. Bet čia tik tai apgaulė yra, čia tik yra pinigų išmetimas ir ko tik nebandžiau daryti, kur tik nebandžiau ieškoti pagalbos. Geriau tas revija tabletės, ir kas, kad tu geri tas revija tabletės mėnesį ar du, jos kainuoja didelius pinigus, o kai baigėsi šitos tabletės, tu pradedi vis tiek grįžti prie vartojimo. Arba tablečių metu neveikia opiatai, gerainas, o kiti narkotikai veikia. Galiausiai pakeisdavau kažką priklausomybę kitais narkotikais. Ir kaip vis tik tu atradai išeitį iš šitos beviltiškos situacijos? Aš tada jau, kaip ir minėjau, bandžiau vis tiek prašytis pagalbos, tada važiuodavau į ligoninę, kad ir į narkologinį važiavau. Galiausiai tenais atvykęs narkologiniam, tenais ateidavo žmonės, kurie kalbėdavo, kurie turėjo priklausomybę, kad yra tokie reabilitacijos centrai, yra išeitys, jokios tabletės, jokie kiti būdai nepadės, nes čia yra didelis ir sunkus darbas. Narkomanija yra neigimo liga, yra jausmų liga. Dėl to ir jie pradėjo kalbėti, tie žmonės, kad yra tokie reabilitacijos centrai. Ir aš tada pradėjau mąstyti. Gal iš tiesų reikia pabandyti. Nors kažkaip bijojau. Galvoju, kažkaip labai čia reikia viską palikti ir gyventi, atvažiuoti tenais ir gyventi. Kursas 1 metai, galvoju, ką čia dabar aš čia važiuosiu liktais į kalėjimą kažkokį. Tai tada ir pradėjau mąstyti, ieškoti pagalbos, nes negalėjau sustoti, aš jau to ligoninėje buvau 10 kartų. Vis pabūdavau ir vis tiek pabėgdavau iš tenais, arba atbūdavau kažkurį laiką, persilaužydavau, abstinenciją pasitraukdavau ir vis tiek po ligoninės eidavau vartoti. Juk reikia keisti mąstymą. Priklausomybė, tai reikia pakeisti mąstymą, charakterį, vidų. Ir tada pradėjau mąstyti. Ir galiausiai vieną dieną atsidūrė reabilitaciniam centre. Taip. Ir kaip tavo tas pirmas kartas reabilitaciniam centre, tu taip nuo pradžių ir iki pabaigos ir pabaigai tą programą?
Tikrai ne, man labai sunkiai praeidinėjau šitą programą. Iš 7 karto man tik tai pavyko. Iš 7 karto man pavyko. Ir pavyko tada, kai aš įtikėjau į Jėzų Kristų. Nuo to momento mano gyvenimas pradėjo kilti į viršų. Tai papasako, kaip tu įtikėjai į Jėzų Kristų, būdamas reabilitaciniam centre? Atvažiuodavo tenais pastoriai ir galiausiai pamokslaudavo, skelbdavo Dievo žodį. Aš buvau kaip ir mūsų visi Lietuvos piliečiai, katalikas. Nes jeigu paklausi mūsų kiekvieno lietuvio, 90% žmonių galvoja, kad jie yra tikintis, bet iš tiesų jie žino apie Dievą, bet jų širdys yra nuo Dievo tikrai toli. Ir mano toks gyvenimas buvo, aš turėjau kažkokius supratimus, tiesiog mano tėvai, artimieji, seneliai įdegė, kad reikia, kalbėjo, išmokė, kad reikia ateiti kelis kartus tenais per šventę į bažnyčią, uždegti žvakutę, ir to mūsų baigs, bet iš tiesų tai tas negalėjo padėti man, kaip aš vartojau ir uždegdavau žvakutės, eidavau į bažnyčią, bet vis tiek po bažnyčios mane traukė atgal vartoti. Tai skleisdavo žodį tie pastoriai ir tiesiog kalbėdavo, atvažiuodavo pastoviai ir galiausiai vieną dieną Dievas prisilietė prie mano širdies. Aš pasimeldžiau eilinį kartą atgailos maldą ir kažkas įvyko mano gyvenime. Aš pajaučiau, kažkas įvyko, bet nesupratau kas. Supratau, kad kažkas atsitiko mano gyvenime, kad Dievas prisilietė prie manęs. Ir po to prisilietimo, kaip tavo gyvenimas klostėsi toliau, nes iš tiesų tu tapai naujas žmogus, bet ar tu iš karto tai supratai? Aišku, kaip Dievas prie manęs prisilietė, aišku, pas mane buvo ir kitas išbandymas, atvažiavo paskui policija ir mane išvežė iš reabilitacijos centro ir uždarė į kalėjimą, kadangi aš tenais buvau prisidaręs iš ankstesnių laikų. Bet kaip Dievas prie manęs prisilietė, aš tada jau negalėjau šito tylėti, aš negalėjau šito nuslėpti, manyje atsirado gyvybė, nors aš buvau uždarytas grotose. Bet aš jaučiausi laisvas. Dar prisimenu, mane uždarė į kalėjimą. Aš iš karto susiradau kapelioną ir gavau Naują Testamentą. Pradėjau jį skaityti ir pradėjau visiems pasakoti apie Jėzų Kristų. Kaip mokėjau, taip kalbėjau. Sakau, Dievas prisilietė prie manęs. Ir kiek tas laikas truko to kalėjimo evangelisto gyvenimas? Atsitiko taip, kad įvyko stebuklas mano gyvenime ir po mėnesio aš meldžiausi Dieve, sakau, kas be atsitiktų, aš vis tiek myliu tave ir dėkoju tau, kad tu prisilietei prie manęs, aš jaučiau tokį gyvybę viduj, jokios grotos negalėjo mane sustabdyti ir meldžiausi, bet Dieve, sakau, jeigu tu mane išleistum iš šito kalėjimo, būtų dar geriau, būtų labai gerai. Bet jeigu ir net neišleisi manęs, jeigu net aš išbūsiu iki galo čionais, aš vis tiek dėkoju tau. Ir įvyksta stebuklas, atsidaro po mėnesio kalėjimo duris ir sako, Mariau, su daiktais eini į laisvę. O kiek tau buvo prirašę? Nedaug tenais, galiausiai aš tenais buvau uždarytas 3 mėnesiam, bet 2 mėnesius nubraukė jie. Nubraukė 2 mėnesius. Nuostabu. Nors tai ant gamtinių būdų jie peržiūrėjo bylą, net nesuprantu, kaip taip įvyko, nes aš jau buvau nuteistas, jau viskas, jau teismas buvo užbaigtas. Atrodo, tas neilgas laikotarpis, bet tai buvo mano gyvenime didelis liudijimas, kad Dievas tikrai yra. Iš tikrųjų nuostabu ir šią įdomią Mariaus istoriją mes pratęsime jau po šios giesmės. Likite su radio stotimi XFM. Now this declaration from out across the nations, we need to wake up and understand. Many hurting hearts are crying, but our voices seem to be dying. Can you see the battle raging on? We are the light to reach this world. We are the salt preserving these souls. Let's show them the love that we receive now. We are in desperation. We need to
chance that you can move together, taking a stand. Never losing heart will speak as one. We need to be the image of Christ, show love and serve at all times. We can make a difference in this land. We are the light to reach this world. We are the salt preserving these souls. Let's show them the love that we've received now. We are in desperation. We need to reach this generation. We are speaking louder than before. We have a hope that's been forgotten. We have a love that will be broadened. We are speaking louder than before. Everything's so real, but this urgency I feel. We should be reaching out to all these desperate pleas. Oh, the need is real, can't you feel this calling revolution? My beating heart is breaking for them. That's why I'm speaking now. That's why I'm speaking now. We are in desperation. We need to reach this generation. We are speaking louder than before. We have a hope that's been forgotten. We have a love that will be broadened. We are speaking louder than before. We're speaking louder. We're speaking louder. Louder than before. We are speaking louder than before. Yeah. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Taigi grįžtame į radio stoties XFM studiją ir su Mariumi Balčiūnu kalbamės apie tai, kaip Dievas jį išlaisvino iš narkomanijos pinklių. Mariau, išeini iš kalėjimo. Kaip tavo gyvenimas tęsiasi toliau? Aš iš karto sugrįžau atgal į reabilitacijos centrą, nes supratau, kad man reikia keistis. Aš negaliu tiesiog gyventi, negaliu grįžti atgal į gyvenimą, nes aš nepasiruošęs. O reabilitacijos centras tai ta vieta, tai kaip mokykla, kurioje moko visomis gyvenimo sferomis. Paliečia visas gyvenimo sferas. Keičia tavo charakterį, keičia tavo mąstymą, keičia tavo supratimus. Kalba apie vertybės. Ir galiausiai aš atgal sugrįžtu į reabilitacijos centrą ir nuo to momento mano gyvenimas pradeda kilti į viršų. Aš užbaigiau reabilitacijos centrą iki galo ir mano gyvenimas prasidėjo iš naujo. Ir koks tas naujas gyvenimas? Nuostabus su Dievu. Net nebejoju. Kaip reagavo tavo šeima, tavo artimieji, matydami tuos pokyčius? Iš tiesų jie labai džiaugiasi, bet dar žiūrėjo su įtarimais. Kažkaip neįtikėtinai čia viskas įvyko mano gyvenime. Ir kiek laiko turėjo praeiti, kad artimieji jau suvoktų, jog tai, kas tau įvyko, yra tikra? Tai prireikė porą metų, jau po reabilitacijos centro. Jie stebėjo mano veiksmus, jie stebėjo, kaip aš gyvenu ir kaip aš elgiuosi. Nes aš pradėjau gyventi kaip normalus žmogus. Iš karto susiradau darbą, pradėjau lankytis bendruomeniai ir prisijungiau į bendruomenės veiklą ir pradėjau tarnauti Dievui ir daryti gerus darbus. Ir žodžiu, gyvenau gyvenimą, kuris normalus žmogaus, normalaus piliečio gyvenimas buvo. Nuostabu. Ir kokius troškimus Dievas pradėjo įdėdinėti į tavo širdį, gyvenant tą normalų žmogaus gyvenimą? Dievas, kai prisilietė prie manęs, pirmoje eilėje pasitraukė noras man vartoti narkotikus. Ir kaip ir kiti sako, kaip ir Tadas uždavė klausimą, ar narkomanija yra
Nepagydoma liga. Nepagydoma liga. Aš tai galiu pasakyti, tai yra mitas, nes narkomanija yra apsėdimas. Tai dvasia, ir kuri gyvena žmoguje, ir žmogų gali išlaisvinti tik Jėzus Kristus. Tai galiausiai mano gyvenime dingo noras vartoti narkotikų ir atsirado noras padėti tokiems pat, koks buvau aš. Nes Dievas išlaisvino mane, atstatė mano gyvenimą ir galiausiai atsirado viltis, noras, tikslai. Ir įdėjo į širdį norą, kaip ir minėjau, padėti tokiems pat žmonėm. Ir kokie pirmieji žingsniai buvo padedant tokiems žmonėm kaip tu? Į pirmoje eilėje, aš kaip grįžau po reabilitacijos centro į namus, pradėjau su visais savo senais pažįstamais bendrauti. Jie mane pamatė, tai buvau gyvas liudijimas. Jie galvojo, kad aš jau seniausiai esu miręs, numiriau nuo narkotikų. Bet jie kaip mane pamatė po tiek metų, sako, kas atsitiko, ko tu toks, jie nustebo visi, nes aš buvau naujas žmogus. Ir aš jam pradėjau kalbėti apie tą viltį, kurią suteikė Jėzus Kristus. Sakau, žinote, aš įtikėjau į Jėzų Kristų, kuris išlaisvino mane nuo narkotikų. Ir sakau, jeigu jūs priimsite jį į savo širdį, pasišauksite jį į savo gyvenimą, jūs irgi galite būti laisvi. Nes mano senam gyvenime supo tik vien narkomanai draugai. Aš neturėjau normalių draugų, kurie buvo nevartojantis. Pagrinde supo šitie priklausomi žmonės. Ir aš pradėjau su visais bendrauti. Ar daug tų senų draugų priėmė gerąją naujieną? Pradžioj tai visi kategoriškai nenorėjo priimti Kristus. Jie visi juokėsi iš manęs, galvojo, kad aš išprotėjau. Bet jie pradžioj juokėsi, bet galiausiai laikas bėgo, jie paskui jau patys man pakeitė požiūrį mane, nes pamatė, kad iš tiesų yra Dievas gyvas. O iš tų senų draugų yra įtikėjusių? Iš senų draugų yra įtikėjusių. Tai vis tik Dievo žodžio sėkla pasėta į širdis jau pradėjo nešti vaisių. Taip, galbūt ne iš karto, bet... Bet aišku, yra ir anksčiau laiko iš šio pasaulio išėjusių. Taip, labai didžioji dalis mano draugų. Į trečdalis draugų numirė nuo narkotikų, nuo perdozavimo. Kažkas iki šiol sėdi kalėjime, kažkas, aišku, iki šiol dar vartoja narkotikus. Kažkas įtikėjo į Dievą ir gyvena normalų naują gyvenimą. Iš tiesų nuostabu, ir aš kaip pagalvojau, kai jie pasakė, kad tu greičiausiai išprotėjai, tai gal vis tik yra geriau būti išprotėjusiam negu mirusiam. Ir tas išprotėjimas, kaip Paulius apaštalas sako, kad jeigu mes išprotėję, tai esame dėl Dievo. Ir tas toks sveikas išprotėjimas dėl Dievo, kai tu pamatai, kai tu iš tikrųjų matai, kur tu buvai ir kur tu šiandieną esi. Ir jeigu šiandieną tu nebūtum čia, tu greičiausiai jau būtum kape. Tai yra verta džiaugtis ir kalbėti apie gelbėtoją, kuris atpirko visas tavo nuodėmes, nuplovė tave savo krauju, davė naują gyvenimą, davė gyvenimo prasmę, džiaugsmą, pakėlė, kad eitum ir skelbtum apie šlovingus jo darbus. Ir iš tikrųjų, Mariau, tu esi vienas iš tų drąsių žmonių, kurie gali ir troleibuse papasakoti apie Jėzų Kristų, ir mieste einant kalbėti, ir nebijai važiuoti į Taborą skelbti Evangeliją. Ar teko kada nors susilaukti tokio jau agresyvaus pasipriešinimo iš žmonių, kai tu skelbi gerąją naujieną? Aišku, teko, ir manau, tai buvo ne vienas žmogus. Visi žmonės reaguoja skirtingai. Net ir Jėzaus laikais jisai skelbė Dievo žodį ir atsirasdavo žmonės, kurie nekentė, nepriėmė to žodžio. Jėzugi pastoviai bandydavo tai nuo kalno nuversti, tai akmenimis užmėtyti, tai nužudyti jį, bet jis žinojo savo tikslą. Dėl to aš, kaip Dievas prie manęs prisilietė, aš supratau vienintelį dalyką. Aš negaliu tylėti apie tą laisvę, kurią suteikė Jėzus Kristus. Mano gyvenimas buvo visiškai sugniuždytas. Buvau gilioj depresijoje, buvau labai kompleksuotas, jaučiausi labai nelaimingas žmogus. Bet kai mano gyvenime pasitraukė šitie dalykai, grandinės nutrūko, aš išėjau į laisvę.
aš esu laimingas ir galvoju, kodėl aš turiu tylėti apie tą laisvę, kuri priklauso kiekvienam iš mūsų. Ir nutariau visiems papasakoti apie tą viltį, kurią suteikia Jėzus Kristus. Iš tikrųjų nuostabu, jeigu tokį vaizdą galėtum įsivaizduoti kaip paukštelis, kuris visą savo gyvenimą praleido tokiam tamsiam narvelyje, su voratinkliais, apnirzgytam tokiame, kur nėra šviesos, ir vieną dieną atsidaro tas narvelis ir paukštelis išskrenda į laisvę. Ir jisai tiesiog nori čiulbėti, nori išlovinti Dievą ir nori, kad tas giesmes išgirstų kuo daugiau žmonių. Ir būtent toks buvai tu, Mariau, kaip Dievas tave išlaisvino. Ačiū jam už jo malonę ir už tai, ką jisai padarė tavo gyvenime, ir mes būtinai pratęsime tavo istoriją jau po šios giesmės. Todėl, brangus klausytojai, likite su mumis, o mes grįšime visai netrukus. Eteryje radijo laida Iš mirties į gyvenimą. Taigi, Mariau, mes grįžtame vėl į studiją ir kalbamės apie šlovingus Dievo darbus tavo gyvenime. Ir iš tikrųjų tos nutrauktos grandinės ir noras skelbti visam pasauliui tai, ką Jėzus padarė dėl tavęs, yra nuostabu.
Ir šiandieną jisai įvedė tave. Ir aš tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad jisai, pats Dievas, įvedė tave į nuostabią tarnystę. Ką tu darai šiandien? Šiandien aš padedu tokiems pat žmonėms, koks buvau anksčiau. Aš esu reabilitacijos centro vadovas, direktorius. Vat, pas mus gali žmonės atvažiuoti ir pradėti reabilitaciją. Mes reabilituojame žmonės. Vat, ir žmogus gali pradėti gyvenimą iš naujo. Ir jūsų reabilitacinis centras vadinasi Naujas gyvenimas. Taip. Tai tas gyvenimas iš naujo žmonėms, kurie šiandieną kenčia nuo priklausomybės narkotikams, gali prasidėti naujajame gyvenime. Taip. Ar seniai startavai su reabilitaciniu centru? 4 metai jau pas mus tas reabilitacijos centras gyvuoja. Vat, žmonės gali atvykę pas mus gauti laisvę nuo narkotikų. Galiu drąsiai pasakyti, gauti laisvę. Ar daug jau žmonių yra, kurie per tuos 4 metus baigė reabilitacinį centrą? Kurie užbaigė, tie nevartoja. Bet jau yra keletas dešimčių, kaip įsivaizduoju, per šitą laikotarpį. Gal tenais 10 nėra, bet yra žmonės, kurie įsilaisvina iš to. Nes tai yra sunkus darbas, tai sunkus procesas, bet viskas įmanoma. Viskas yra įmanoma, jeigu žengi pirmą tikėjimo žingsnį. Jeigu jau sakai taip, aš noriu pabaigti su senu gyvenimu ir noriu pradėti naują gyvenimą. Ir koks yra tas gyvenimas reabilitacinėme centre? Gali taip trumpai klausytojams nupasakoti dienotvarkę nuo ryto iki vakaro, kas vyksta? Taip, reabilitacijos centras pas mus jis yra tokiame vienkiemyje, ten yra keli namai, kuriuose gyvena tie žmonės, kurie atlieka reabilitaciją. Pirmoje eilėje, kad patekti pas mus, jie turėtų parodyti savo norą. Noras nustoti vartoti. Noras pradėti gyvenimą iš naujo. Ir kadangi žmogus atvyksta pas mus į reabilitacijos centrą, kursas yra 1 metai. Žmogus turi gyventi šitame reabilitacijos centre. Ir tas reabilitacijos centras yra suskirstytas į 4 etapus, į 4 fazės. Kiekvienoj fazėj žmogus gauna vis daugiau ir daugiau privilegijų ir atsakomybių. Atvykęs žmogus į reabilitacijos centrą, jisai pradžiai būna bandomajam laikotarpį, 2 savaitės bandomasis laikotarpis būna, jisai gauna globėją, tas globėjas rūpinasi jo 2 savaitės. Ir paskui jis turi parašyti darbus, kad pereitų į pirmą fazę, į pirmą etapą. Pirmas etapas trūksta 1,5 mėnesio. Tai yra nekontaktinė fazė, jisai nebendrauja su artimaisiais, kad pradžiai galėtų atsistatyti, atsigauti, nes galiausiai jie atvyksta su sudaužytom širdim, gyvenimai sugriuvę, sielvartas, skausmas, skolos, problemos šeimoje. Dėl to jam reikia laiko susikoncentruoti į save. Mes dirbam su jo vidumi. Galiausiai jis atlieka tam tikrus darbus ir antrame etape yra atsakomybės fazė. Kai tu jau daugiau gauni atsakomybės, tu jau gali skambinti artimiesiems, artimieji gali tave atvažiuoti aplankyti. Tu daugiau gauni atsakomybės. Trečias etapas, kuris trunka 3,5 mėnesio. Ir antras etapas, trečiame etape tu jau gali išvykti į namus kartą į 2 savaitės nuo penktadienio iki sekmadienio, kad galėtum adaptuotis. Ketvirtas etapas, ketvirtoji fazė - integracija į visuomenę. Arba tu turi susirasti darbą, arba mes padedam jam, kad jisai negrįžtų į tą pačią terpę. Arba jis gali likti pas mus reabilitacijos centre ir tarnauti tenais. Mes juos palaikome, padedam surasti darbą, mes rūpinamės jais, kad jie pradėtų gyventi kaip normalūs žmonės. Yra dienotvarkė, pagal kurią žmogus gyvena reabilitacijos centre. Tu negali bet kada keltis, bet kada eiti miegoti. Yra suskirstyta diena, ryte mankšta, galiausiai paskui plotų tvarkymas, yra namo šeimininkas ir virtuvės šeimininkas. Skiriamas po savaitę. Namo šeimininkas įskirsto tos vadinamus darbus, plotus, jas ryte po mankštos išsiplauna, susitvarko savo vietas, kur namo šeimininkas duoda. Paskui pusryčiai, po pusryčių malda, po maldos vyksta pamokėlė, po pamokėlės vyksta darbo terapija, mes patys malkas kapojam, pjaunam žolę, patys tvarkomės,
dirbame tenais, nes ten yra mūsų ūkis, prižiūrim, vat buvo vištos pas mus, prižiūri vištas kažkas, auginame ir gyvename kaip dėl savęs, iki pietų, po pietų vėl darbo terapija, kelias valandas, nes žmogus jisai turi mokintis dirbti, imti atsakomybę ir suprasti, kad žmogus turi dirbti. Ir ta darbo terapija jį ugdo ir statydina. Po darbo terapijos sportas, žmogus gali eiti į sporto salę, gali futbolą pažaisti. Ir paskui vakarienė, po vakarienės pamokėlė ir laisvas laikas. Iš tikrųjų, aš taip galvoju, va tas namo šeimininkas, virtuvės šeimininkas, tai jau yra ugdomi tokie vadybiniai gebėjimai, kad turi sukoordinuoti tam tikrus darbus ir padaryti, ir tai yra jau tam tikri principai, kurių dažniausiai narkomanai turbūt neturi savo gyvenime. Taip. Ir kaip ir minėjau, savaitė yra paskiriamas virtuvės šeimininkas, patys gaminame valgyti. Jeigu tu nemoki, tau duodamas pagalbininkas, kuris tave išmokys. Ir galiausiai po metų reabilitacijos tu tikrai išmoksi gaminti valgyti. Tikrai pažadu. O namo šeimininkas, jisai prižiūri visą savaitę bendruomenę. Jeigu kažkas vyksta, jis paskirsto darbus, jis prižiūri tvarką. Yra pas mus drausminės nuobaudos, kurios keičia žmogų. Jeigu keikiasi, mes duodame išmokti rašto vietą, ten pavyzdžiui, Efeziečiams 4:29. Joks bjaurų žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas tinka ugdymui jūsų ir malonų klausytojams. Yra tenais duodame valandą darbų atidirbti laisvų metų, indus išplauti, arba psalmę išmokti, arba perrašyti psalmę. Ir tas namo šeimininkas jis prižiūri, kad nesipyktų, kad jeigu kažkokios nuobaudos, jeigu kažką jie neteisingai daro, yra vakare per vakarinę pamokėlę iškeliama ir sprendžiama problema. Ir va šitie visi dalykai namo šeimininkas ir virtuvės šeimininkas ugdo atsakomybę. Ir tu atsakingas už visą bendruomenę, namo šeimininkas būdamas. Iš tikrųjų, centras yra krikščioniškas ir labai nuostabu, kad yra taikoma ta žodžio terapija, Dievo žodžio terapija. Ir kaip paminėjai, dėl keiksmažodžių yra kažkokios rašto vietos arba perrašymai psalmių. Ką dar praktikuojate? Kokius dar metodus būtent susijusius su Dievo žodžiu? Pas mus trečiadieniais per pamokėlę yra pamokslininko diena. Mes iš karto mokome juos, mokome pamokslauti Dievo žodį. Jie paskirstome jiems temas arba jie pasirenka patys temas ir jie mokosi pamokslauti. Aš juos iš karto mokau, kad jeigu jūs Jėzus Kristus išlaisvino, jūs turite apie šitą laisvę papasakoti kitiems žmonėms. Ir mūsų visas reabilitacijos centras važiuoja į gatves, važiuoja į landines, skelbiame Dievo žodį. Aš mokau, kad jie gavę atiduotų. Gavai vieną, atiduok 10. Palaiminčiau duoti, negu imti. Ir mes einame, skleidžiam Dievo žodį, einam, traukiam tuos narkomanus, motyvuojame. Ir kai narkomanas pamato, kad neseniai leidosi su tuo draugu, o jis jau pasikeitė, pas tą kitą narkomaną vartojantį ir atsiranda motyvacija ir jis nori važiuoti keistis. Bet svarbiausia, skleidžiame Dievo žodį. Visą laiką pas mus 24 valandos per parą, kas bebūtų reabilitacijos centre, yra susijęs su Dievo žodžiu. Nes Biblija sako, jeigu jūs sūnus išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi. Taip ir amen. Ir mes pratęsime pokalbį su Mariumi jau po šios giesmės. Likite su radio stotimi XFM. I've waited
never be erased. It lives inside of me. Take me to that secret place where I can only see your face, and nothing else will ever feel this way. You take away my guilty stains, the things I've done that I can't change. It's only by the power of your name. I stand here in this place, see the glory on your face. I'm taken by the wonder of your name. I'm desperate for your touch, never needed it so much, 'cause all I want is you. When all the things around me fall into the ground, I'm always thankful for the love in you I found. So thankful. Take me to the secret place where I can only see your face, and nothing else will ever feel this way. You take away my guilty stains, the things I've done that I can't change. It's only by the power of your name. I stand here in this place, see the glory on your face. I'm taken by the wonder of your name. I'm desperate for your touch, never needed it so much, 'cause all I want is you. I stand here in this place, see the glory on your face. I'm taken by the wonder of your name. I'm desperate for your touch, I never needed it so much, 'cause all I want is you. Crying out to him, all I want is you. 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 Sing, all I want is you. 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 I stand here in this place, see the glory on your face. I'm taken by the wonder of your name. I'm desperate for your touch, never needed it so much, 'cause all I want is you. I stand here in this place, see the glory on your face. I'm taken by the wonder of your name. I'm desperate for your touch, never needed it so much, 'cause all I want is you. Crying out to Jesus, all I want is you. All I want is
Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Taigi mūsų laida eina į pabaigą ir Mariau, aš esu be galo dėkingas už tai, kad tu šiandien apsilankei pas mus laidoje. Mariau, ką tu norėtum šiandieną palinkėti tiems žmonėms, kurie šiandien vis dar yra priklausomi nuo narkotikų, arba tiems žmonėms, kurių artimi žmonės yra įklimpę į šitą liūną? Iš tiesų jums norėčiau palinkėti, jeigu jūs klausote šitą laidą, kad galiausiai nenuleistumėte rankų. Visą laiką yra išeitis, o ta išeitis ir yra Jėzus Kristus. Galiausiai aš jau nebevartoju apie 9 metus, nors buvau priklausomas 8 metus, nei karto neužrūkiau, nei karto neužvartojau, nei karto neužgėriau, dingo visiškai noras vartoti narkotikus, alkoholį. Ir tai priklauso kiekvienam žmogui. Tai priklauso kiekvienam žmogui. Ir aš tikrai palinkėčiau, kad jūs nenuleistumėte rankų ir viską darytumėte su kantrybė, kalbėtumėte su savo artimais žmonėmis, nešaukiant ant jų, su kantrybė įsakant ir reikia pasiūlyti, kad jie pradėtų daryti kažkokius veiksmus. Ir pats efektingiausias metodas tai yra reabilitacijos centras, nes atvykęs į reabilitacijos centrą ten dirbama, kaip ir minėjau, su tavo kūnu, siela ir dvasia. Dirbama su visų žmogumi. Palinkėčiau jums kreiptis pagalbos. Ir jeigu jūs, žodžiu, turite priklausomybę, arba jūsų artimas jisai vartoja narkotikus ir alkoholį, arba tu klausai šitą laidą, jautiesi vienišas, niekam nereikalingas, tu gali kreiptis į mus, mes su džiaugsmu padėsime tau. Mūsų reabilitacijos centras vadinasi Naujas gyvenimas, yra tinklapis www.naujasgyvenimas.com, mūsų telefono numeris yra 8640 17025. Jūs galite pasiskambinti mums, mes jums padėsime, suteiksime konsultaciją, jeigu reikės, ir galite kreiptis ir jūs turėsite išeitį. Iš tiesų išeitis yra ir kas ieško, tas randa, o kas beldžia, tam atidaro. Ir jeigu jūs matote, kad šitoj beviltiškai situacijoje nieko daugiau nebegalite padaryti, tiesiog pasibelskite į reabilitacinio centro duris, pasiskambinkite telefonu, susitarkite dėl konsultacijos ir aš tikiu, kad gyvenimas prasidės iš naujo. Mariau, iš tiesų aš labai dėkoju, kad sudalyvavai pas mus šiandieną laidoje. Ačiū tau. Aš ir labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę sudalyvauti laidoje. Ir aš iš tiesų esu dėkingas jums, brangus klausytojai, kad jūs palaikote mus maldomis ir finansinėmis aukomis. Dėkoju jums, kad jūs rašote atsiliepimus, kad palaikote mus, kad dalinatės liudijimais, kuriuos mes platiname YouTube kanale ir Facebook'e. Ačiū jums, kad esate su mumis. Jeigu manote, kad kažkam šią laidą reikėtų išgirsti, bet jisai neturi galimybės girdėti radio stoties XFM būtent FM bangomis, apsilankykite mūsų internetinėme puslapyje www.dievovaikai.lt ir čia rasite visą radio laidų Iš mirties į gyvenimą archyvą. Taipogi, jeigu norėtumėt pasidalinti savo gyvenimo istoriją ir kaip Jėzus Kristus pakeitė jūsų gyvenimą ir kaip jisai pervedė jūs iš mirties į gyvenimą, parašykite mums elektroninį laišką gyvenimas@xfm.lt arba paskambinkite telefonu 8620 49 777. Atsisveikinu su jumis iki kito ketvirtadienio 19 val. O laidos kartojimo galite klausytis sekmadienį 16 val. Laiminu jūs Jėzaus Kristaus vardu. Sudie.